kavą daro. Normaliai. Nedėlė. Šitam viešbutį man pusryčiai pateina. Kažkaip viską turiu. Šitas omletas, taip, omletas. Skanus, nu čia tas vištienos žinau. Galim nusipirkti, jeigu nori kažką skaniau. Tai ką, pagaliau kelionė link Lietuvos. Oras geras, saulė šviečia. Turbūt nepradėti lytai, tai gerai. Žodžiu, nereiks per lietų čia planuoti kažką kitaip. Kaip senai tokią kuprinę sunkę turėjau, sugrūdau vėl viską, kaip išsipučia, palyginti kokia buvo, dabar tokia mažytė, o čia vėl bandūra 15 kilų. Tai va. Gerai, tai greit grįšiu. Neužtruks porą dienų. Kiek čia dabar į Dubajų? Nu, paskui pažiūrėsiu, nebeatsimenu. Tai ką, dar turiu laiko iki skrydžio, skrydis 7 ar 8, kažkas tokio. Už kiek čia dabar? 12, tai už grubiai 6 valandų 7. Tai dar pasivaikščiosiu po miestą čia, biškį. Iki oro uosto 2 valandas, tai taip praseidamas ir prasuksiu. Ir daisiu tą oro uostą, dar galvoju. Turn left to stay on Buddha Toll Marg. Tos deginimus pažiūrėjau dar kartą ten praeiti, pažiūrėti dienos metu. Nu, pažiūrėsiu, bet labai manęs ten netraukia. Taip, tiesiog dėl bendro vaizdo, ar tikrai ten vyksta kiaurą parą, tai ten, kadangi man visiškai pakeliui, tai gal užmėsiu akį. O dabar tai ką tada į Dubajų? Nepalo oro uostas šūdinas, tai neturi launčų, tai taip ir nėra ten ko man skubėti. Bet vis tiek reikia viską susitvarkyti. Šiaip man labai pasiteisino tie launčai, nes atvyksti į oro uostą anksti, susitvarkai viską, be jokio streso, ar ten pavėluos kas nors ar ką, ir tada įėjęs į tą jau viskas po čia, visų po čia tų patikrų ir taip toliau, tu jau gali eiti normaliai valgyti, jau ramu tau ten, kiek laiko turi, jau lauki vis tiek jau už tos zonos, kur vartai jau visi. Tai dabar į Dubajuje ten gaunasi Turn right onto Samakusi Marga. laukimo apie 5-6 valandas kažkas tokio, bet neprailgs, nes kol išeini, kol nueini į kitą, tada launčiai, tai man ten zaibys pailsėsiu, pabūsiu prie kompo, viskas to klausimu fainai. Tai dabar tik svarbu įskristi per tą Dubajų, kad nebūtų ten kokių nesąmonių per šiandien. Ir jeigu įskrendu, tai tada viskas gerai. Jeigu kas nors ką nors ten šauks ar ką, tai tada reikia spręsti. Bet dabar kol kas ramu, tai ką žinau, čia iš anksto sunku kažką įsiaiškinti, kaip čia bus. Bet panašu, kad lyg tai ramu. Tai turėčiau kaip ir išskristi. Ir paskui iš Dubajaus į Amsterdamą, o iš Amsterdamo į Vilnių. Į Kauną kažkaip panaikino skrydžių, šiaip tai aš visai stengdavausi visada į Kauną pasiimti dabar, bet kad į Kauną panaikinti, aš neįsivaizduoju kodėl, bet arba labai išbrango ir dėl to aš jų nematau, arba aš nežinau kodėl, bet į Kauną ne mano akise nebebuvo nei vieno skrydžio. Ir taip mokėjau iš tikrųjų, tai palygintai daug. Kaip seniau mokėjau, ten tarkim lapkritį 2,5 mokėjau į vieną pusę iš Bankoko, iš šitų pusių, žinai. Tai dabar mokėjau 4,8 už vieną skrydį. Tai kaip ir daug. Už grįžimą patį tik tai. Tai kaip ir nemažai palyginti, kiek būdavo.
Ir kiek dabar, tai čia turbūt dėl tų visų pabrangimų, dėl tų visų neaiškumų. Tai žodžiu, kaip ir... bus gerai, paims draugas iš Vilniaus, tai kaip ir nesudėtingai grįšiu. Jau pripratau su ta kuprinė blaškytis kitose šalyse, tai turėjau minčių, kad gal važiuoti su traukiniu, bet vėlai gausis grįžti 8, kada ten tas parvykimas, tai kaip ir žinai, dar skaityk, jeigu paims, tai 9 jau Kaune. Plius minus, aišku, dar kokie vėlavimai, dar kas nors, tai šiaip specialiai imu aš. Nežinau, buvo ten tokių skrydžių, gal ir pigiau buvo galima, bet su valandos persėdimu, su to valandos persėdimu pavėluos lėktuvas, kuris nors ir tada ragas bus, ir tada visas piramidė sugriūva, tai man tai geriau jau palaukti truputėlį, negu turėti nereikalingų problemų. Tai va, tai žodžiu, pablūdysiu ir šiandien all inclusive lounge'uose. Ir daug valandų skrydžio, nes ten daug lemą. Lyg tai 5, dar 5, paskui dar 2. Jeigu neklystu, nes šiandien skaityk dabar išskrendu vakare, naktį būnu Dubajuje, o ryte skrydis į Amsterdamo, iš Amsterdamo į Lietuvą ir būsiu tik tai rytojaus vakare. Nu tai jo, ilgi skrydžiai, aš nežinau, kažkuris labai buvo stipriai ilgas. Tai, jau pripratau, aišku, man ten. Vis tiek man palyginti su to, kai iš Bankoko skridau į Švediją 12,5 valandos, tai man tai jau geriau tie persėdimai. Kažkaip išlipi, pavaikštai vėl, atskaitos taškas kažkoks, tai žinai, negu šitiek laiko tam lėktuvė vienam sėdėti, nesąmonė visiškai. Tai va. Tai kaip ir nieko tokio, jau pripratau prie tų skrydžių, tai kažkaip visai neapsikraunu. Tiesiog laikas ir tiek. Gerai. Tai iki. Vat ko nepasilgsiu, tai šitą chaosą. O šito pypsinimo, to švilpavimo, tai čia tai dar reguliuoja, bet žodžiu. Jau kas tikrai nuo ko pavargau. Buvo daug ramybės tose kitose šalyse. Nu, pas mus ramu yra irgi. Tai kitose šalyse ramybės daug buvo. Zavalas toks. Tikrai vargina. Ir tas marvė, ir tas triukšmas, viskas čia vargina biškį. Pripranti per kurį laiką, bet vis tiek. Atrodo, kad adaptuojasi, bet manau, kad sekina.
Kaip smirda. Tai gerai prasisukau su tais pinigėliais, tada gavosi, kad 100 eurų išsikeičiau ir dabar Turn daviau left. aš tai moteriai recepšinę, kas liko, net minusavo ir kortelę likusią dalį sumokėjau. Tai 17 eurų turėjau sumokėti, tai sumokėjau 11 kortelę, tai 6 eurai buvo likę iš 100. Tai va, tai visai normaliai čia ir viešbučius mokėjau, visokius įėjimus, viską, tai čia išsileido kažkaip visai paprastai. Nu čia gatvėse tai tikrai žioplinėtis negali niekaip. Tai va, ir vis nori kažkaip nusifotkinti, jie, aišku, jie čia į tas viešbučių puslapius gal nori įdėti, nežinau. Galim nusifotkinti, ar galim nusifotkinti? Nu, galim nusifotkinti. Ir kai mano telefoną pamato, jau trečiam žmogui užkliuvo, kad aš Kubos nuotrauką šuns pasilikęs, nu tiesiog likus ant mano ekrano, tai aš kažkaip ir nepakeičiau. Tai tipo labai jau tiem vaikam labai užkliuvo, dar ten kažkam prieš tai užkliuvo ir tai moteriai irgi tavo sako, čia jūsų šuo, nu ir tada pradėjo klausinėti. Man taip klema ta tema sunkiai. Taip aš nenoriu ją kalbėti. Tai man kažkaip reiks. Pats tai net nebematau, nu kažkaip klema jau kiek daug laiko, metai, ta pati nuotrauka likus, aš kažkaip fonas, net kreipiu dėmesio per daug. Kol kas nors pirštų neparodo. Reiks pasikeiti, kai galim. Oi, išlūžus netrukdo. Vis tiek patogu miegot. Keisti piešiniai. Tai va dabar mačiau ir vėl per plauką, bet ne avarija. O čia tai tikstas vėl nežino, dėl ko jas, tai policininkai. Bet retai matau, kada jos konfliktuojančius. Tokius, kur kažkurioje šalyje mačiau labai daug. Man atrodo, tokiuose kaip Turkijos. Jie ten tokie karštakočiai dažnai rėkauja vieniem kitų. Galiu suklysti iš tikrųjų, nes neatsimenu. Gal Gruzijoj? Nu, kažkur tenai. Kažkur iš tų šalių. Tailande labai mandagų žmonės, vieni kitiem jau jų ten tai. Iš visų kultūrų, kurias mačiau, Tailandas išskirtinis.
Šitą pastatus padaro gražiai tik iš priekinės pusės, o šonus palieka, nes jie labai arti vienas kito paskui stato. Tai tik tai priekis, tik fasadas būna gražus. O čia paskui sujungia, bet ne visada sujungia, bet dažnai pas juos būna tik priekis gražus. O šonas būna lygus, nei langų nieko. Turn right to stay on Pashupati Nath Marg. Tai jo, jie čia degina, ir degina, ir degina, ir degina. Ir degina, ir degina. Kiauras dienas. Kokie letnikai pas fūrą vienokio tipo. Va, ir kitokio tipo. Nelabai įsitikinu, kaip skamba. Tas International, kai jis toks atsilikęs. Atrodo, tai kaip Palangos tie senoviniai resortai. Nežinau. Tik čia net visa ta salė yra po atviru dangum. Nu, po stogu, bet turiu omeny be durų, be sienų. O paskui jau ten viskas eina į vidų. Bet pats tas, kur čekiną daraisi, tai lauke, kaip suprantu. Ant lauko. Gal ir nieko. Tikrai žiaurus orostas. Tai pažiūrėjau tos skrydžius, tai jo, tai šitas bus 5 valandos į Dubajų, o iš Dubajaus į Amsterdamą 8 valandos.
Tai 8 valandas tai nelabai taip skamba. 5 tai dar kažkaip dar ta tokia riba protinga. Na, paskui porą valandų į Lietuvą, bet... Na, čia toks va, dėl to ir nesinori čia skraidyti pirmin atgal į tas Rytų Aziją. Jeigu jau būni, tai būni, nes čia toli iš tikrųjų. Išpila vandenį. Ir paskui stumdi per visą teritoriją. Taip vau. Bet svarbu reikia. Turiu abudu bilietus. Tai iki Amsterdamo nuskrisiu. Viskas gerai. Amsterdame gausiu ir paskutinį. Bet Europoje jau lengva. Lengva orientuotis. Jie čia visi apsirengę, aš vis dar taip. Bet eisiu apsirengsiu. Viskas, tada galiu filmuoti.